Taigi, mano būstas, sakė, labai gražiai nupjovė gyvatvorę, už tai mokėjom 400 ir kaip matot, stagarų pilna prilindusi. Gyvatvorė visiškai netolygi, vietom va net paliktos ir šiukšlės nesurinkta, čia iš vis skusta lupta nedapjauta, palikti kalnai, tai nežinau. Čia skaitosi gyvatvorės genėjimas už 400 iš mano būsto. Čia šabakštynas ir čia jau lygtais bandyta pjauti. Tai realiai apipjovė pusę namo, irgi palikta stagarų visokių. Ir išvažiavo darbuotojai, o mes mokam 400 už tokį va puikų darbą mano būstui. Kreipėmės į mano būstą, kad tai buvo atlikta nekokybiškai, jie patvirtino, kad viskas yra kokybiškai. Tuoj apeisim iš kitos namo pusės, parodysim, kaip gyvatvorė prie namų apipjauta. Čia irgi tolygumo nematyt. Vienur aukščiau, kitur žemyn, palikti stagarai. Čia, kaip matom, kadangi patys gyventojai pjaunasi viską, tik paskutinė laiptinė to nedaro, tai net neatėjo, nepasižiūrėjo, kad šičia buvo nedapjauta ir vėl palikta stagarų, gyvatvorė nenupjauta. Realiai pjovė tik tais už namo ir paskutinę laiptinę. Už tai mes sumokėjom 400. Tai prašom, žiūrėkit, kaip mano būstas dirba.